Gyvūnų globos dienos proga visiems jų, o ypač šunų mylėtojams siūlome pažiūrėti reportažą apie augintinių teikiamą džiaugsmą šeimininkams, kurių paklausinėjome apie gyvūnų auginimą, problemas, su kuriomis susiduria bei ką gero duoda geriausi žmonių draugai šunys. Tikimės, kad ne tik šie keturkojai, bet ir visi gyvūnai neliks atstumti, žalojami ir tam, kad juos mylėtume, nereikės tokių dienų, bet džiaugsimės jais kasdien. Pasižiūrėkite. Matau, vaikštinėjai savo čia su šuneliu, sakyk, ar jau ilgai turėtų jį? Apie 6 metus jau. Kokių pliusų ir kokių minusų yra laikant augintinį? Na, visų pirma, tai su mažai šunimis yra truputį lengviau, mažiau, gal jiems reikia skirti priežiūros, jie mažiau suėda. Ir šiaip, nežinau, smagiau, jos galima visur pasimti ant rankų, nešioti, jie tokie labai prieraišūs, bet kartu ir daug problemų sukelia, nes, pavyzdžiui, kadangi jisai tik tai mane vieną myli šeimoje, tai namiškiams daug problemų atsiranda, kai nori paimti mano daiktus ir panašiai, nes iš karto puola ir labai yra toks perdėtai sargus, labai saugo, ką myli, tą žmogų labai saugo. Ir labai šaižiai loja. Žinau, kad kai kurie žmonės juokiasi iš tokių šunelių, kad jie yra aprengti rūbais, nes mano, kad rūbai ne šunims. Gal tu dabar gali visiems paaiškinti, kodėl mažus šunelius reikėtų rengti, ar galbūt nereikėtų? Taip, galiu visiems paaiškinti, visiems tiems pašaipūnams, kurie šaiposi iš mažų vargšų šunelių, nes iš tiesų tai jiems reikia apsirengti, už tai, kad jų kailiukas yra labai toksai nešiltas ir toks perpučiamas vėjo ir jiems būtinai reikia žiemą apsirengti, nes pirmą žiemą, kai įsigijau šunelį, tai aš jo nerengiau, nes kažkaip man buvo keista, kad iš tiesų reikia rengti šunis. Atrodo, jie turi kailį, bet jisai sušalo, susirgo, reikėjo leisti vaistus, dėl to dabar visą laiką žiemą jau ir rudens pabaigą, kai vėsiau, aprengiu jį, nes kitaip susirgs šunelis. Sakai, lengviau yra turėti ir auginti mažą šunelį. Tu iš kur žinai, gal esi turėjusi ir daugiau šunų? Taip, esu turėjusi daugiau šunų, bet ne kambarinių, mišrūnų. Ar negalvoji apie dar vieną šunį, nes žinau, kad vis populiarėja tokia mada laikyti 2 mažus šunelius. Na, tėvai gal ir galvoja apie dar vieną šunį, bet kažkaip manau, jeigu šuo, tai turi turėti šeimoje turbūt vieną šuo, už tai, kad jis turi suprasti, kas jo šeimininkai ir kad jisai yra vienas šeimoje, toksai šeimos narys. Ką manai apie valkataujančių šunų problemą? Manau, kad tai yra skaudi problema, nes žmonės kartais tiesiog išmeta šunis iš namų kaip nereikalingus, arba kalbėjau su veterinaru, atveža šunis, kurie yra veisliniai, paprasčiausiai užmigdyti, atrodo tikrai brangų šunys, bet žmonėms nusibosta ir aš manau, kad nėra svarbu, kokia yra veislė šuns, nes kartais gatvėje galima sutikti ir veislinių šunų ir tose pačiose prieglaudose. Ir taip yra didelė problema tų valkataujančių šunų, bet ir prieglaudos, aš manau, nėra gera išeitis. Ką norėtum pasakyti tiems žmonėms, kurie skriaudžia gyvūnus? Tiems žmonėms norėčiau pasakyti, kad jie turėtų suprasti, kad gyvūnai jie tokie sutvėrimai, kurie negali pasakyti, kad jiems skauda ir jie negali apsiginti dažniausiai. Ir kad žmogus geriau susirastų kažką savo dydžio skriausti, savo jėgų, jau geriau tada kitą žmogus skriausti, kuris gali tam pasipriešinti jau ne gyvūną, nes gyvūnai yra bejėgiai kartais prie žmogų. Ir dar paskutinis klausimas, kodėl būtent šuo? Kodėl ne koks nors egzotiškas gyvūnas, ne akvariumas, ne papūgėlė? Na, akvariumo tai tik stiklą gali paglostyti, papūgėlių bijau, man kažkada įkirtų su snapu. O šunys yra pasakyta geriausias žmogaus draugas, tai dėl to. Sakyk, ar bijai palaidų šunų? Tai bijau. Ką patartum tiems žmonėms, kurie neprisiriša savo augintinių? Na, aš manyčiau, kad kiekvienas žmogus turėtų prisirišti savo šunis, nes tikrai yra labai bijančių. Ir tarkim vaikai, aš turėčiau savo vaiką ir aš bijočiau, kad prieitų koks nors šuo, nes galima užsikrėtimas, įkandimas, tikrai ne. Ar gaila tavo valkataujančių šunų? Labai gaila. Ką man reikėtų daryti? Visiems žmonėms reikėtų tiesiog paskambinti ir kad juos į globos tuos namus išvežtų, aš nežinau. O kaip tavo manimu, kas su jais daroma tada, kai jie atsiduria globos namuose? Aš manau, kad ten
bent jau jie būna pasirūpinami, nežinau net. Pati neaugini? Auginu šunį. Kiek metų jau laikai? Jau 6 metai. Kokių sunkumų ir kokių pliusų? Nu, iš tiesų, kadangi mes labai mylim savo šuniuką, tai kad ir jis padaro kažką blogo, mes visą laiką jam atleidžiam, nes labai mylim tiesiog savo šunį. Ko norėtum palinkėti visiems gyvūnų augintojams? Nu, tiesiog, kad mylėtų augintinius, nes augintiniai vis tiek žmonėm labai, ir padeda, nežinau. Kaip padeda? Nu, tiesiog, kaip šuniai sako, ištikimiausi žmonės katės irgi. Jau daug šiandien mes sutikome šunų augintojų, visi labai džiaugiasi savo gyvūnais, pasakyk, kodėl tu augini šunelį? Nes auginu, nes man labai patinka šunys ir jaučiu, kai namie būna koksai nors gyvūnas, tai labai daug įgauni šiaip bendravimo, gali pabendrauti ir tiesiog nusiteikti teigiamai. Sakyk, kokių sunkumų ir kokių iškrečia šunybių šis neklaužada? Graužia stalą. Dažnai grįžtu, kad ir su draugė į namus ir būna per visą koridorių ištiestas koks nors džemperis ar kelnys ir tada pasijaučiu nelabai jaukiai, bet perspėju jau iš anksto draugus, kad visko gali būti namie, jeigu aš nebūsiu, pavyzdžiui, visą dieną, tai galima tikėtis bet ko iš jų. Ar tai yra pirmas tavo šunelis? Ne, turėjau dalmantinę ir dabar antras. Dalmantinai yra didesni, kodėl turėjusi dalmantiną, paskui pasirinkai mažą šunelį. Kuo skiriasi priežiūra tokių šunų? Šitam šuneliui gal netgi mažiau reikia to fizinio aktyvumo. Jį galima beveik visur vežiotis ir tiesiog eiti su juo visur į miestą. Taip stengiuosi vedžiotis visur kartu. Ar dresuoji savo šunį? Dresuoju, bet nesileidžia dresuojamas. Kaip manai, ką tu norėtum pasakyti tiems žmonėms, kurie skriaudžia gyvūnus? Geriau iš vis neturėti jiems tada gyvūnų, nes gyvūnas, kaip manau, kaip ir žmogus, turi savo mintis, savo, nežinau, instinktus, bet juo reikia rūpintis kaip ir kiekvienu žmogumi, kaip ir draugu ir manau, kad jiems geriau neturėti tada jokio šuns.